Labas vakaras. Labas vakaras. Norėčiau pokštę gėlių užsisakyti. Pokštę gėlių? Taip. Tai ką ne čia pataikėt? Nu kaip tai ne ten, skelbimą radau. Radas? Tai kažką jau klaidingai radas. Nu supraskit, man labai reikia gėlių. Gėlių? Pokštės, taip. Merginai norėčiau padovanoti šį vakarą. Ar galėtumėt man kaip nors gauti pokštę? Tai kad ne čia pataikėt, kitur skambinkit. Nu klausykit, ką jūs tyčiatės iš manęs dabar? Ar aš tyčias? Nu taip, žiūriu, va, matau prieš save jūsų numerį skelbimas. Tai kažką Pokštės į namus, užsakymai. Taip, taip. Nu klausykit, jūs gal manęs neįžeidinėkit čia kažkaip. Aš įžeidinėjau. Įsivaizduokit, supraskit, aš irgi žmogus, man reikia labai pokštės. Matau skelbimą, jums paskambino, jūs įsidirbinėjat kažką. Aš įsidirbinėjau. Nu, o tai ką ne? Aš. Iš tikrųjų. Ar girdit? O gal pabendraut norėtumėt, o ne pokštės? Tai jau skambinat. Tai palaukit. Aš sakau, ar jūs suprantat, ką aš turiu merginą? Taip. Man reikia jai nusiųsti gėlių. O jūs čia dabar siūlotės, tai palaukit, tai jūs gėlės pardavinėjat? Ar jūs čia parsidavinėjat? Aš apie paprastą bendravimą, aš nieko apie kokią. Paprastą bendravimą? Iš kur mano numerį gavot, ponas? Tai aš jums ir sakau, jūs nesiklausot kažkaip. Klausykit, tai mes susitarsim kažkaip ar ne? Aš dar kartą sakau, jūs ne čia pataikėt. O į kur aš pataikiau? Kur jūs pataikėt? Nu, lyg tai taip ir paklausiu. Ne ten, kur norėjot. Pataikėt. O tai gal galit nurodyti, kur man reikia? Nu, aš nežinau iš tikrųjų. Būčiau vaikinas, galėčiau pasakyti dabar. Tai kaip čia dabar? Telefonų knygą turit po ranką? Neturiu. Susirask ir atsiversk. Atsiprašau. Savo numerį susirasi. Skelbimą savo. Kažką maišot iš tikrųjų, arba nežinau. Susirandi telefonų knygą, atsiversk 15 puslapį. Puslapį, atsiprašau.